Mes randamės prie Platelių ežero ir vat štai šitoje puikioje vietoje. Čia yra Platelių ežeras, o štai šičia yra šita puikia vieta. Ir šita puikia vieta vadinasi 10 Šventorkalnis, tai yra Šventoriaus kalnas, Šventorkalnis. Ir kas įdomu, kad va šitas visas, kas čia yra aplinkui, tai yra išminties saugotojo karūnos deimantas, didelis deimantas. Paskui aš parodysiu, kaip jisai atrodo realiame žemėlapyje. Va, ir įdomu tai, kad netgi labai va šita vietelė, jinai yra reikšminga. Štai šitą kaip tą Platelių ežerą, va, galim sakyti, va tokį, su visais jo ženklais tokiais, padalyja per pusę. Padalyja per pusę, o vat šitoje vietoje padalyja tarsi ežeriuką per pusę, šitą deimantą per pusę. Ir va šitoje vietoje, kažkur tai va toje vietoje atsiranda ten įdomus dalykas. Ten jis yra ir Buda, ir laumė, ir visi kiti dalykai. Paskui mes ten aptyrinėsime. Mes dabar eisime šičia, ant šito kalno. Čia yra kalva ar kalnas, kurisai sako 150 metrų aukščio kažkur tai. Nuo jūros lygio, žinoma. Gerai. Va. Į viršų reikės judėti. O štai šičia yra tokia normali aikštelė. Kaip sakant, viskas yra normalu. Gerai. Judam. Artėjame prie žymeklio kažkokio tai. Kažkaip taip mes čia turėsim įsipaišyti ir atrasti šitą kalną. Va. Kaip įdomu. Štai. Platelių dvarvietė. Kadangi šventorėlis, Šventorkalnis, saugomas. Ir matosi vienas dvaro ponas, čia jo batas. Skaitus prasmego tiesiai į žemę. O mes judėsime tiesiai turbūt. Na ir judėkime. Ir mums reikėtų vat ten tokia graži augmenija, va toje vietoje. Medžiai styro, nes va toj vietoje greičiausiai ir bus aukščiausias taškas šitos kalno. Štai va ten toje vietoje yra mūsų adžima, kur mes apkalbėjome. Ir mes va šičia eisime va ten tokiu pakilimu ir užsisuksime, nes visa va šita tarsi tos pakalvės pakrantė yra drėgna, o tenais jau yra Platelių ežeras. O ten. Gerai, judėsime tiesiai. Na va, mes atėjome iš tenais, po biškutuką va tokiais dryžiais. Ir mumis va šitoje vietoje pasirodo gražus akmuo. Pasižiūrėsime. Iš toli to toksai kaip pikta papūga. Jo, tokia kaip pikta papūga. O, susiraukęs. Toksai, ko iš čia atėjote? Bent taip man matosi, kai mes priartėsime, labiau pamatysime. Taip. Pikta papūga. Akis jos čia tokia. Va, matote, buvo snapas toksai, o čia jos galva. Va, papūga. Iš toli labai gražiai matosi papūgėlė. Gražus akmuo. Va. Čia kaip
trimitas va toj vietoj. Gerai. Tam tikri ženklai yra. Čia. Labai įdomiai irgi. Šičia yra raudonos tokios dėmės, bet jums nelabai matysis. Čia yra, va, taip eina sparnas. Čia yra galva, čia kažką tai laiko. Čia visas va, tarsi, nu, sakyčiau, kaip angelas. Bet kadangi saulė jinai daro savo, kada nors tai gal labiau pasimatys. Trimituoja. O dėl ko ne? Gerai. Štai šičia yra mūsų plateliai. Va. Gerai. Na, paliekame šitą akmenėlį. Čia gaunasi tokia kaip apendiksas toksai. Va. Ir po to mes kažkaip taip pasižiūrėsime, kas čia yra. Mes leisimės šitą kalvą į apačią ir va tenais, va kur tenais yra kažkokia koplytėlė pastatyta, liktai, aš matau kaip koplytėlė prie tų medžių. Va tenais yra aukščiausias šito apendikso, viso apendikso, arba kaip tos šventorėliaus aukščiausia vietelė, 156, kiek čia metrų virš jūros lygio. Na ir pasižiūrėsime, leidžiamės į apačią po biškutuką. Štai nusileidau nuo šitos kalvos į tą tokį, kaip sakant, kiliuką. Nu, čia yra visur drėgna šitoje vietoje, bet ką pamačiau, tokį senyvą ąžuolą. Žinoma, prie jo prieiti biškį sunkoka man bus dabar, bet paliksime kitam kartui, kada vasarėtų. Tai būtų tie žuoliai jau, kaip sakant, jau gal sausi. Dabar biškį sunku bus prieiti. Čia aplinkui va, visur drėgna ir nuteka į platelius. O mes dabar judėsime va link šitos vietelės šventos. Štai artėjame. Artėjimo po biskutuką artėjame. O, kokios gražos spygliuočiai mūsų. Iš vienos, iš kitos pusės čia liktai tujos. O, ką mes matome? Angelai. Va. Kokie gražus po žvakę laiko iš vienos, iš kitos pusės. Marija. Šitų vietų saugotoje tipo. O tenais jos netgi paveikslas. Tolėliau. Va, kaip gražiai. Gerai. Mes irgi šiai vietai pagarbą išreiškiant pastatysime piramidę. Labai paprastai. Va, šičia kažkas tai yra papylęs kankorėžių. Labai va, 1, 2, 3 paimsim kankorėžį. O čia yra gili, pavasarinė. O ir padėsime 1 kankorėžį, 2, 3 ir paimsim daugiau kankorėžių. Mes padarysim merų kalną iš tų esančių. Viskas iš esančių. Va. Taip. Čia labai gražiai 4 kryptis. Va. Čia dedame aukštesnę. 1, 2. Va.
Ir, o, šalia yra trečias. Mažiukas. Va. Va. 3 lygmenys. Dievų, žmonių ir požemio pasaulio. O, labai gražiai. Maminė vairi. Tegul visos gyvos būtybės būna apsaugotos. Tegul visos gyvos būtybės nekenčia. Tegul visos gyvos būtybės būna laimingos. Ir pajutusios laimę, tegul visos gyvos būtybės be išimties gimsta tyruose kraštuose. Ir gimusios tyruose kraštuose tegul nušvinta dėl visų gyvų būtybių labo. Viskas labai gražiai. O tu, Marija, šičia nesėdėk be darbo. Saugok visą šitą aplinką nuo negandų ir visų kitų, nuo ligų. Gerą vietą esi užėmusi. Va. Mėnulis ir saulės ženklas. Kaip čia matote kryžius, nurodantis į pasaulio kryptis. Taip, čia irgi tas pats, o kaip jūs galvojat. Ir jinai tokioje, gražioje tokioje medžių užuovėjoje. Gerai, aš dabar jums parodysiu, kaip atrodo šita centrinė dalis. O, matote, štai prasideda, matosi, vat nuo šitos vietos matosi Platelių ežero pakrantė, eina, ir va šičia užsibaigia, matote? O va tenais yra, kurie pliažas ir baidarės, kanojos, kas ten yra sporto klubas, kurie plaukioja su laiveliais. Ten toj vietoje, kur balštvuoja. Va. O šitas, va šitoje vietoje yra nuoroda, apie kurią mes jau kalbėjome. Kad tenais kažkoksai dvaras tipo buvęs kažkaip taip. Labai gražu, labai gražu. Dabar esame pačiame įėjime šito kylio giluminėme taške. O šitoje vietoje labai stati pakrantė. Štai medžiai tiesiog visi, kaip jie dar laikosi, neišgriūna iš savo šaknų. Akmenėliai tokie. O viena iš tų salų, o šitoje vietoje, kaip mačiau iš šone, jums nesimatys, bet va toje vietoje yra netgi stendas. Tie, kurie atplaukia iš bazės, greičiausiai gali išlipti į salą ir pasižiūrėti, paskaitinėti ir taip toliau. Bet įdomiausiai tai, vat mes esame vat šitoje vietoje ir aš pabandysiu vat parodyti. Vat štai šitoje vietoje yra, vat jeigu paėmus per vidurį, yra ten toksai, kaip aš sakau, ežeriukas. Nu, mes paskui pamatysime, koks tas ežeriukas tenais. Ir vat už to ežeriuko yra Budos kalnas. Budos kalnas, Laumės kalnas ar Laumio kalnas. Reikės dar pastudijuoti. Viskas tenais yra labai gražiai susieję. Vat grinai, va tik tai, taip, jeigu taip padalinti va šitą brangakmenį mūsų į vieną ir į kitą pusę, vat ta linija, jinai tenais ir susišaukia. Taip, brangakmenis šito saugotojo išminties galvos, antros galvos. Deimantas. Jo karūnoje yra va šitas deimantas, Platelių ežeras. Puošmena. Švarus, gražus, tyras, skaidrus. Jo, o mes judėsime toliau. Na, ten, kaip jau mes žinome, yra koplytėlė. Yra aukščiausias taškas šito kylio ir kalvos. Va kažkas tai lietuvišką
kaip aš sakau, irgi vos ne piramidę pastatė. Nu mes užbaigsime, o dėl ko ne? Kodėlgi ne? Va, 1, 2, 3, reikia 4. Šičia pastatysime 4. Va, labai gražu. Reikia čia pat, va, paimsime. Reikia 3 lygius. Va. 1, čia yra buvusios plytos. 1 gražu. Va, kampą. Kažkaip taip. O mes jį apversime biškį. O taip va, kad stovėtų lygiai. Va. 1. Užkabinsim senus. Gal va taip va, geriau netgi. 1, 2. Va, ir kokį nedidelį. Kokį nedidelį. Čia visi tokie didoki. Reikia surasti. Nu, pasirodyk, koks nedidelis akmenėlį. Čia. Vo, yra. Vo, labai gražus akmenėlis. 3 lygiai. Čia pagrindas. Čia kryptis. O čia aukštasis pasaulis. Dievų pasaulis, žmonių pasaulis, vidurinis pasaulis ir požemio pasaulis, vėlinų pasaulis. Gražu, gražu. Ir labai va šitą, ką mes pastatome, va šitą dalyką, labai patinka šitų vietų saugotojams, va, tiems mažiesiems saugotojams, nes supraskime, yra įvairių lygių saugotojai. Va, gerai. Ir palinkėjimas, tegul visos gyvos būtybės būna laimingos, tegul visos gyvos būtybės nekenčia ir tegul visos gyvos būtybės trykšta džiaugsmu ir gimsta tyruose kraštuose. Ir tenais nušvinta dėl visų gyvų būtybių labo. Na ir mes judėsime toliau. Gerai, kad saulutė tokia nelabai ryški. Tai mes galime geriau pofilmuoti, nes kitaip, kaip gražiai matosi, ta mūsų piramidė tokia. Va. O! Jo. Judame. Dar vienas pastebėjimas. Štai va pradžia šito riboženklio tokio, kur ženklas apie šitą visą vietelę. Ir galima, mes ėjome vat tuo pakraščiu, kilome į viršų, tenais akmuo ir taip toliau leidomės į apačią ir paskui va atsidūrėme prie va šitų medžių. Va matote, va šičia tie medžiai. Taip. Ir kitas kelias yra pakrantė, va, eini. Čia toksai kaip upelis teka. Nu ir matosi čia kažkas tai pramynės, gal bebrai, ne bebrai. Ir va štai yra gražiai sunešta užtvankėlė tokia. Ir per tą užtvankėlę laisvai gali praeiti. O čia vienoje pusėje va tokie apželimai, pelkė. Va, o šičia yra tokia sunešta ta užtvankėlė, per tą užtvankėlę grinai gali eiti tiesiai. Tai yra va 2 keliai. Vienas per aplinkui, o kitas per šičia. Žinokite, jeigu lankysitės. Štai mes jau finišas. Ir norėjau keletą minčių, kur mes čia buvome ir kaip mes čia žiūrėjome. O mes buvome va štai šitoje vietoje. O toksai labai gražus. O dabar vyksime į šitą vietą pastudijuoti, kur yra Buda, kur yra laumė ir dar kiti įdomus dalykai. Štai esame laumės širdyje. Tai yra aukščiausia tos vietos dalis. Tokia kalva. Na, spygliuočiai medžiai aplinkui ir matosi, kad pakilėjimas toksai yra. Bet va,
išskirtinumą sudaro tai, kad visoje va šitoje tankmėje augmenija atsiranda. Matote, yra vienas fonas išsiskyręs, ar ne? O štai tarp jų gausiai išdygusios eglaitės. Va kaip yra. Štai kur laumės širdutė. Sakralinė vieta. Labai bus įdomu ateiti čia vasarą pasižiūrėti. Bet yra štai šitie medžiai tokie. Tai yra vienas, antras irgi jie sužaliuos gražiai. Bet svarbiausiai va šitą laukimėlį. Nes į viršų žiūrint, va, kaip gražiai tokia properša. O visur aplinkui medžiai, eglaitės. Čia visur. Jos didelės, o va štai šičia yra eglaitės ūgliukai, šviežumas. Labai įdomu. Atradome tą sakralinę vietą šitoje vietoje. Gerai. Prie laumės širdies, kuri randasi va tenais, šitame miškelyje. Taip. Šičio tų kelių sankryžoje. Va. Vienas kelias, antras kelias, trečias kelias ir ketvirtas kelias. Yra koplytstulpis. Va kaip gražiai. Čia visi šventieji. Kažkas tai netgi mašina atvažiuoja kažkokia tai. Marija visi. Jėzus. Ir ženklas. Lėčiau žirgai čia su žirgais. O kaip įdomu. Mes judėsime į tą pusę. Eisime ties laumės veidrodžio, kuriame atsispindi Buda. Štai mes regime pilelio šaltinį. Taku ties laumės veidrodžiu einant. Va, ir jisai išteka gausinga srove iš apačios. Čia viskas padaryta. Taros paliktos. Ir štai šičia vat visas. O, paragaujam vandenėlio. Tikrai skanus. O, va kaip bėga tiesiog nuo viršaus. Labai gera vieta ties laumės veidrodžių. Pasižiūrėsim. Štai mes judame į priekį. Einame pasižiūrėti laumės veidrodėlį, kuriame atsispindi Buda. Va. Ir šičia užrašyta labai įdomiai. Kas čia užrašyta? Pilelio šaltinis. Valstybinės saugomas. Šito šaltinio turbūt nelabai matysiu, nes mes tenais va toje pusėje jį netgi ragavome kažkokį šaltinėlį ir ten tekėjo tokia gausia srove ir va šičia yra kažkoksai jau toksai šlapumas visas. Medžiai sukrytę taip, grinai toje pusėje. Ir mes judėsime į priekį ir reikės žiūrėti, kad galėtumėm pasisukti į kairę pusę, kad apžiūrėti šitą veidrodėlį. Pasižiūrėsime, kas toliau. Na va, kaip ir galvota,
ir parodyta, į kairę pusę yra takas. Jau specialiai, kaip sakant, mūsų tyrinėjimui. Labai gerai. Judame link ten ir ten mes patyrinėsime tą veidroduką. Na, žinoma, aš prie pačio veidrodėlio nepriejau, nes reikės kažkaip taip giliau eiti va į šitą pusę. Bet dabar va šitoje pusėje yra Budos atspindys. O šitoje pusėje, va gražioje, kur stovi, nežinau, toks apžvalgos bokštelis, jisai jau kylam į viršų ir va tenais į tą miškelį yra Budos kairysis kelėnas. Čia gražiai reikės pabandyti pakilti, o kitą kartą pabandyti į šitą pusę eiti, nes čia toksai matosi kaip pakilėjimas yra, o visa ana pusė ir prieimas prie anos pusės yra ganėtinai sudėtingas, nes tenais yra šlapynė, visa šlapynė. Pamatėte tenais tą upeliuką, kur šaltinėlis ištekėjo, va jisai papildo visą šitą reikaliuką. Nu, labai įdomu, bet čia jau reikės kitam kartui atidėti. Bet dabar pradžioje prie Budos kelėno prieikime, o čia į viršų kylam. Štai mes kylame į viršų, tenais apačioje va tasai bokštelis va toje vietoje, o mes kilsime į viršų, va šičia į viršų reikia tą kairį Budos kelėną. Bet štai šičia labai įdomi, atrodo irgi tokia kompozicija tokia. Va, pasižiūrėkit. Va, opa, plaukai, va čia tarsi rankos sudėtos, irgi į viršų tokia. Va. Nosis. O, matot, labai graži kompozicija tokia. Op į viršų. Nu, kaip sakant, ar laumė, ar kas, bet rankelėmis sudėtomis jinai. O, tai čia va. Gal paimt, ką nors tai parodyti. Labai. Čia tokia jinai nedidelė. O, matote. Veidas čia jos, plaukai. Čia va, kažką tai nėra rankose laiko, o čia jos visa tokia išplaukia. Nosis, akys tenais, o dar arčiau. Barzdelė tokia, žinai. Gerai, lipsim į viršų, reiškia mes, jinai rodo, sako, eikit tenais, mes ir einam tenais. Štai mes pakilome į pačią Budos kelėno kairiojo aukščiausią vietą. Čia va tokia aikštelė yra, nu kaip aikštelė, medžių prižėlė, bet aukščiausia vieta. Reikės pasidairyti, gal kažką tai tokio stebuklingo atrasime šitoje vietoje. Nu, medžiai nukritę, medžiai stovi, ten toksai guzas įdomiai va, irgi. Iš beržo šaugęs guzelis. Opa, kaip nuoroda ten į apačią, o pats Buda va tenais eina. Čia, kadangi jo yra kelėnas, tai va reikia eiti va į vieną pusę. Nu, žinoma, šį kartą mes netyrinėsim to dalyko, nes mums laiko nebėra, jau pavakarys. Čia yra 180 keli metrai virš jūros lygio. Nu ir skaitosi, kaip jeigu Budos forma, tai jinai yra tarsi, kaip sako, pati aukščiausia toje vietoje iš tos Budos formos. Visos kitos jos yra šiek tiek žemesnės. Nu, jos irgi taip eina, skaitosi, čia pakilimas, paskui nusileidimas, pakilimas, nusileidimas. Va, gerai mes pasižiūrėsim, dar pasidairysim. Keli pastebėjimai dėl Budos kelėno, kaip sako. Labai viskas tvarkoj, o štai yra tas pakilimas gražus, štai yra va šitas takas, jisai normalus, matosi ir mašinos netgi važiuoja. Ir kaip geras toksai, jeigu mes kaip žinome reljefą tyrinėjame, tai mes matome, kad va šitas kelias, jisai labai gražiai apjuosia papėdę
pabėdė Kelėno, eina Budos ten to šonų biški iš dešinės pusės, iš mūsų dešinės pusės, iš Budos kairės pusės. Ir paskui jisai tarsi kaip apykaklė per Budos kaip kaklą, va taip ir nuvažiuoja šitas kelias labai gražiai. Dėl to patį Budą galėsim patyrinėti giliau. O vat, kas liečiant Veidrodų, gal dėl raganos jau reikės iš anos pusės kažkaip taip žiūrėti, nes čia yra pelkės ir nepraklamposi arba reikia atrasti. Nors čia matosi toks pakilimas, yra gerai. Budos atvaizdą mes čia atpažinsime, bet kas ir liečia veidrodėlį, nes tas atvaizdas, kuris yra, tai yra tarsi parodo veidrodėlis, kurį laumė rodo, tai va šitas atvaizdas Budos, jie yra visi trys surišti, skaitosi Buda, Budos atvaizdas ir veidrodėlis. Ir visi jie trys yra kaip kompozicijoje. Tai va, visus reikės išstudijuoti. Šiandieną buvo tik tai taip, pirmasis toksai apsidairimas, kadangi kokie keliai, kaip praeiti, ar visai reikės miškais eiti, tik tai kaip nieko nematysim, bet labai gerai, yra visokios keliukai, provažos visokios, tai tyrinėjimui, dirva palanki. Gerai, sėkmės visiems. Šiandieną tiek.